Tai video iš Lietuvos pakraščio, netoli Baltarusijos sienos. Tai šiek tiek trumpai apie tai, kaip man sekėsi. Tai paskutinis turnyras 350 litų frizautas, Olibet serijos. Buvo gana sėkmingas, tai po savo klaidų analizės ir po didesnės disciplinos žaidime pavyko užimti antrą vietą. Tai pavyko išeiti į pliusą pagaliau ir gavau krūvą taškų, tai reitingė, manau, turėčiau būti top 10, top 15. Ir iš bankrolo, kurio jau buvau pusę sudeginęs, tai dabar vėl viskas atsistatė, dabar yra plus 2,5 tūkstančio litų. Tai už antrą vietą gavau apie 4000 litų. Praėjo 1/3 mano iššūkio jau, sužaista, praėjo 20 dienų iš 60, buvo iš viso, šiandien 21 diena yra kovo, buvo 19 turnyrų, iš jų žaidžiau 15, 4 ilsėjausi. Tai iš tų 15 turnyrų 2 finaliniai, 2 kartus į pinigus ir 2 taškai, 1 kartą antra vieta. Tai tikrai yra šaunus rezultatas, aš sakyčiau, ypač turint galvoj, kad iš tų 2 didelių savaičių pirmą pradėjau labai atsipalaidavęs ir žaidžiau labai nerimtai, nes kažkaip nuvertinau ir pačius turnyrus, ir pačius varžovus, galvojau, kad iš tikro ateisiu ir laimėsiu iš karto kelis turnyrus ir kad praktiškai reitingą laimėsiu per mėnesį. Tai kol kas esu 15 vietoj ir toli gražu dar iki topų. Tai labai džiaugiuosi, kad pamačiau tikrus rezultatus ir kad susikaupiau, pradėjau analizuoti savo žaidimą ir pradėjau rimčiau žaisti, labiau disciplinuotai. Taip pat labai daug dėmesio skiriau turnyrų struktūrom, nes po savaitės persianalizavau detaliai visų turnyrų struktūras ir kaip būtent žaisti kiekvienam turnyre. Ir iš tikrųjų pamačiau, kad beveik visi turai tai yra vienos rankos turnyrai. Tai reikia labai branginti savo žetonus ir žaisti labai, sakysim, disciplinuotai, labai pagal planą, nes visiškai nėra erdvės nei pagal žetonų kiekį, nei pagal blindų kilimo greičius. Tai va, o kitą savaitę manęs laukia tokia šiek tiek didesnė serija, bus keletas turnyrų po 400 litų, po 500 litų. Tai jie gana stipriai turėtų nulemti įtaką reitingui ir, aišku, įtaką mano pirmam bankrolui. Pradėjau su 2500 litų, šiuo metu yra 4500, tai 2000 pliusas. Ir bankrolas yra šiek tiek per mažas, pavyzdžiui, pagrindiniam turnyram, tie, kur bus po 500, nes reikia investuoti daugiau negu 10%. Tai galvoju parduoti dar dalį savo akcijų per pokerio kartą, tai jeigu kas norit įsigyti, užsukit. Ir taip pat labai norėčiau padėkoti Poker News chebrai už tai, kad dalinatės mano medžiagą. Labai ačiū Jums ir taip pat padėkoti visiems, kurie seka ir palaiko ir domisi. Ačiū ir pranešiu naujienas kitą savaitę.